kad, na, ir ką matau, tai dažniausiai būna pagrindinis poreikis pailsėti. Pradžioj didelis poreikis pailsėti ir kaip svarbu tada ieškom įvairiausių būdų, kaip tu galėtum pailsėti. Ar tuo metu, kai tėtis būna su vaiku, galėtum nueiti pamiegoti ar pasivaikščioti, ar galėtų močiutė senelis padėti pažiūrėti vaikus. Netgi mes randam įvairiausių kūrybinių būdų, tai yra pavyzdžiui moteris, kai kurios kooperuojasi. Vieną dieną viena mama, sakysim, tam pačiam name ar bendruomeniai prižiūri tos mažučius vaikus kelias valandas, kol kitos ilsisi, kitą kartą kita. Ta prasme, ieškom įvairiausių būdų, pirmiausia, kaip patenkinti tą vieną pagrindinį poreikį, kuris būna, na, tikriausiai, man atrodo, pas visas. Ir visus, tėčiai irgi pavargsta, tai yra tas poreikis pailsėti. O paskui, kai jau nors kiek grįžta tas poilsis ir žmogus gali, kaip aš sakau, šiek tiek jau adekvačiau matyti aplinką, mes tada žiūrime, o kas toliau? Kaip toliau suderinti mano poreikius su vaikų auginimo poreikiais?